Sveiki, noriu pasidaryti makiažą su nauju produktu, tai yra kompaktinė kreminė pudra. Oi, nelabai čia matosis, nes jinai yra, vat, kaip matot, stiklinė tokia. Ja. Aš nenuplėšiau maišiuko čia. Tokia va. O, nes čia nais irgi veidrodis. Tai va tokia spalva. Vadinasi cinamonas. Aš turiu dar dvi skirtingas. Dažiausi su prieš kelias dienas su amareto. Dar turiu vieną, kuris vadinasi su morengas, man atrodo. Jo, va, čia amaretas. Tai tuoj atidarysiu, parodysiu. Va tokia spalva. O čia cinamonas. Tai šiaip tai skiriasi spalvos, kaip matot. Kadangi... O čia morengas, tai va. Galit pamatyti vat skirtumus. Va. Čia vat toks ir toksai vat tamsus. Tai vat bandau tamsų, nes mano veido oda yra tokia šviesi, tokia balta, kai aš sakau baltas sūris. Varna tokia, kaip aš sakau. Čia dar atsidaro, vat. Ir yra, vat, kempinikių. Bet, aišku, galima naudoti turbūt šitos šepetukus arba rūžavą, bet aš čia neturiu, turiu kitoj kosmetiniai. Tai va, nu, bandom. Pasitepti. Aš tai dar bandau ir ant plaukų, kad paskui neliktų tų tokių baltų likučių, nepateptų būna. Nežinau, ar čia gerai taip pasidažiau. Na, bent jau iš arti tai tiesiog
Atrodo, kad nieko nemaskuojam, bet kada darausi nuotraukas, tai man rodo, kad labai gražiai užsimaskuoja. Viskas užmaskuota ir tikrai gražiai nuotraukos. Oi, nu va, čia šioks toks vat ružas. Taip. Nedaug, truputį ir užtenka. Taip. Jo, pati linksmiausia dalis, tai šešėliai ir tuščias. Kadangi turiu du ir neapsisprendžiu niekaip, kurį naudot. Nes yra dar vienas, kompanijoje yra 3. Vienas yra, kuris atsparas vandeniui, bet aš šio nelabai noriu naudoti. Aišku, aš jo dabar ir neturiu, nes esu pabaigus. Lukai, į kambarį, būk geras, su savo žaislais. Aš darau video. Ačiū. Tuo eisim į parduotuvę. Ruoškis, eisim į parduotuvę, padėk žaislus. Ačiū. Ačiū. Oi. Jo, paprašiau Luko, kad išeitų, nueitų į kitą kambarį, nes kadangi jisai čia atsisėdęs žaidžia, tai tiesiog paskui nieko nesigirdi. Oi, labai nepatinka tušą, su tušu dažytis ir su šešėliais, nes labai jau įsitėliuoja. Bent aš jau kai dažausi, tai visada dažausi čia baltą, o paskui čia ant galo tamsi ir paskui dar čia ant viršaus. Tai man pastoviai būna ten, kur balta, tai jau su tušu, kai dažausi, tai jau būna juoda. Aišku, kompanija turi ir magnetinės blakstienus. Aš turiu nusipirkus keletą ir dar net nebandžiau. Tai vat nežinau kaip. Nežinau kaip tenais.
Ne, kol kas turiu vienintelį, kuris vadinasi, žinot kaip vadinasi. Aha, net neprašyta. Nu, nesąmonė. Iš Shogun programėlės, tai man atrodo galima sakyti autumn. Čia daugiau rudeniui, nu tai va kaip tik vat ruduo artėja, tai vat labai tinka. Žinokit, nusipirkau dar ir tamsią pudrą. Dabar nežinau, kaip jinai vadinasis. Jeigu pamenate, esu įdėjus video čia į YouTube ir aš naudojau šviesę. Tai toji šviesi, aš kaip patepu, tai atrodo kaip kokia geiša, ar tai kokia kinų moteris, nežinau, nes jos ten labai mėgėjos su tokiais baltais labai veidais vaikščiot. Aš nesu tokia mėgėja, tad nusprendžiau įsigyti tamsią spalvą irgi dar, kad būtų galima sumaišyti. Aišku, reikia ant rankos truputį patept ir paskui tept veidą. Na, aišku, aš tai iš karto tepu ne tai, kad ant veido, o ant savo tos kempinės, tik aš juos dabar nerandu. Dingo tiesiog. Kaip ir beveik gatavas makiažas. Nu ką, telieka antakiai ir lūpas. Tik vat, su spalvom aš pastoviai žinokit galvoju, kurią spalvą. Nes naudojau šitą vat šviesią spalvą čianais ir vat šitą raudoną čianais vat. O dabar galvoju, nes nežinau, kaip tinkamai pasidažyti pagal savo veidą. Nes jisai yra labai pailgas, sausa veido oda. Tai nesulaukiu, kada darysiu kitą užsakymą ir pasiimsiu veidui priemonės grynai sausam veidui. Tai kad prižiūrėt sausą veido odą.
Na, aš dar šitą vat panaudoju, vat spalvą, čia ant tos labai šviesios, nes labai jau šviesiai atrodė, nu dabar gal ne taip. Na ir kokią dar čia vieną paskutinę spalvą dėti. Šitą vat gal. Nu ir paskutinę va šitą naudoju. Tai nežinau. Šiaip tai man patinka tokios, kaip pasakyti, pastelinės spalvos. Neryškios. Nors aišku, patinka ruda, bet na ir šviesi, ir tamsi. Bet dauguma sako, kad man netinka ruda, tai nežinau. Bet mano veidas, kaip sakiau, jau yra labai labai šviesus, baltas. Tai nežinau, kokia čia spalva tinka. O, blemba. Nu va, išėmiau pieštuką čia, bet jau baigėsi, va, nedaug liko. Čia tikrai ne Čiogano, čia yra kitoks. Iš kitos, čia iš parduotuvės šiaip tais, man atrodo. O, kitas dabar. Nu, kaip sakiau, nežinau, kaip čia gaunasis man su tais antakiais, bet na, kažkiek tais pasidaryti. Čia irgi ne Čiogano, čia yra antakių tatuiruotė tokia, bet jinai ruda. Bet irgi nežinau, kiek čia laiko jinai galios. Tai aš truputį patamsinu, nes tas pieštukas jisai yra toks kaip ir rudai pilkas, tokia įdomi spalva jojo. Jo, nes mama man nupirko, tai sako, čia tau rudas nelabai tinka, tai sako, naudok šitą. Bet, kaip sakiau, jisai toks į pilkumą daugiau. Nu ir dar vienas yra. Ai, čia kontūrui daryti. Na, bet aš irgi. Man irgi lygiai toks pat, kad pravesti irgi. Kaip yra.
Taip, aš dažiausi su šitu, tai reiks dažyti su šitu. Ir aišku, aš jau įdėjau savo netgi šešėlius. Na, išimu, jeigu ką. Na, čia aš tokį makiažą, žinokit, vadinu visų pilnu. Nes arba aš kompaktinę pudrą, aišku, aš dar turiu maskuoklę, aš turiu ir taip pudrą, tai tikrai toks viso veido gaunasi pilnas toks makiažas. Atrodo biškį užėjo. Dėjau aš šitą vat atrodo. Nors nelabai valosis. Tai va. Nelabai valosis. Nežinau, atrodo normaliukas. Nu ką, lūpos. Taip, aš naudoju Jumbo, tokį pieštuką, jisai nusidrožia aišku, nes jisai yra toksai storas. Aš turiu drožtuką, kuris irgi turi didelę skylę ir labai gražiai nusidrožia. Taip, o dabar nenusprendžiu dar dėl šitų. Aš turiu 3 skirtingus. Čia yra firma Moni Amore. Dabar nežinau, kaip čia matysis. Va, 3 skirtingi. Ir čia yra va su magnetu. Va, magnetas susidaro. Tai aš tuoj nuimsiu. Oi. Parodysiu. 3 skirtingas spalvas. Čia yra lūpų balzamai. Jie yra gydomi. Va. Na, dėl spalvų dabar neatsiminsiu. Va, 3 spalvos. Čia, man atrodo, šitas braškinis. Šitas bus vanilinis, o šitas aviečių atrodo. Tiksliai nepasakysiu, tai va dabar nežinau, kurį ir tepti. Tamsų tą labai tepti gal ir nenoriu. Šitą turbūt irgi nelabai, tai turbūt raudoną tepsiu. Va, šitą tepsiu.
Nu, va, pasitepiau su balzamu. Na ir šitas yra kaip ir blizgiklis. Blizgys lūpų toks, jisai putlina lūpas. Tai aš dar ir šitą užsitepsiu. Jisai aišku yra toks, kada pasitepiant lūpų, jaučiasi toks aštrumas ant lūpų, bet kiek tai laiko praeina. Tai sakiau, bandysiu ištisai, tik ištisai ne visada išeina. Nu, va. Nu, makiažas kaip ir padarytas. Tada! Reikia dar tik tais. Gerai pavalyti makiažą. Kad neliktų. Taip, kad neliktų ant veido. Tai va, lygtais normaliai.